Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, čia Nedas Šinkūnas, jūs klausotės projekto Milijonas medžių Lietuvai tinklalaidės. Tai yra nacionalinė iniciatyva, kuri bus įgyvendinama iki 2030 metų ir įtrauks visas Lietuvos mokyklas, mokytojus, vaikus, savivaldybės ir bendruomenės. Tikslas - per visą šį laikotarpį pasodinti kartu 1 milijoną medžių, taip kuriant ilgalaikį žalios Lietuvos paveldą ateities kartoms. Projektas paremtas ne tik sodinimu, bet ir edukacija. Mokyklos mokysis apie vietinės rūšis, ekologiją, klimato kaitą, o kiekvienas vaikas turės savo pasodintą medžio ID, vietą žemėlapyje ir galės stebėti jo augimą. Šiandien kalbėsime apie labai svarbią projekto dalį, kaip medžiai ir krūmai prisideda prie paukščių apsaugos ir biologinės įvairovės. Mūsų pašnekovas, ornitologas, gamtos ekspertas ir žmogus, kuris puikiai supranta paukščių ir medžių ryšį, Saulius Rumbutis. Sauliau, sveiki atvykę į mūsų tinklalaidę. Labadiena. Sakykit, kaip jūs galėtumėte save pristatyti mūsų klausytojams ir žiūrovams? Kuo šiuo metu daugiausiai užsiimate ornitologijos srityje? Esu ornitologas, plėšriųjų paukščių ir pelėdų tyrėjas, esu muziejininkas, na ir kažkuria prasme pedagogas. Kas jūs patraukė į paukščių pasaulį? Ar buvo momentas, kuomet supratote, kad tai jūsų gyvenimo kryptis? Tai atsitiko labai anksti, dar besimokant mokyklos 6 klasėje sutikau bendraminčius kelis, su kuriais kartu būdavom gamtoj, stebėdavom gyvūniją, augaliją, na ir žinoma labai greitai tas visas dėmesys susifokusavo į paukščius. Ir nuo tada paukščiai tapo ir hobi, o vėliau ir darbas. Sakykit, kodėl paukščiams medžiai yra tokie svarbus? Kokią ekologinę funkciją jie atlieka paukščių gyvenime? Gyviems organizmams, o tame tarpe ir paukščiams, labai yra svarbios trys tokie momentai. Tai visų pirma, tai yra maistas. Antra, labai svarbi dalis, tai yra palikuonių palikimas, veisimasis. Na ir trečioji, tai kaip galima išvengti galimų potencialių plėšrūnų. Tai medžiai paukščiams pirmų klausimų maistu yra svarbus savo uogomis, savo sėklomis, kuriais maitintųsi paukščiai. Antra dalis, tai yra jų veisimasis, jų perėjimas, tai medžiai, krūmai sudaro tinkamą aplinką sukti savo lizdus arba įsikurti tų medžių išpuvusiuose drevėse, uoksuose. Na ir trečioji dalis, kada paukščiui ištinka bėda, jį užpuola plėšrieji paukščiai ar kažkokie žinduoliai, ar galiausiai juos išbaidome mes, žmonės, jie stengiasi slėptis ir tam naudoja tankius medžius, tankius krūmus, kuriuose ieško prieglobsčio nuo galimos grėsmės. Tai iš tikrųjų Lietuvoje turime daug vietinių rūšių, jau šiek tiek palėtėt, bet norėčiau, kadangi mūsų tikslinė auditorija ir žiūrovai yra būtent moksleiviai, mokytojai, jų tėvai, tai kokie medžiai labiausiai draugiški paukščiams? Ypač kalbu apie tas vietovės, kur mes gyvename, mokyklos, daugiabučių, namų skverai ir aikštelės. Vienareikšmiškai atsakyti yra sudėtinga, todėl kad paukščių tarpe yra labai įvairių rūšių, kurios yra prisitaikiusios maitintis skirtingų maistų. Reiškia, kelių kažkokių tai augalų mes neišskirsim, nes vieniems kaip tokiems strazdams, pavyzdžiui, atskrendantiems pas mus virbeliams yra svarbu uoginės kultūros, o vabzdžialesiams paukščiams yra aktualu tie augalai, kurie žydi, pritraukia prie savo žiedų skraidančius vabzdžius ir jais jie maitinasi. Na, bet galima paminėti, kad, sakykime, miestuose pravartu sodinti šermukšnius, šaltalankius, gudobeles, tinka uosiai, kurių skristukais maitinasi, pavyzdžiui, sniegenos. Žinoma, tujos, jeigu tai nebūtinai gyvatvorė, bet jeigu tuja auginama medžiu, tai jų sėklomis maitinasi tokie paukščiai kaip alksninukai. Iš kitos pusės
Yra kai kurie augalai, kuriais nesimaitina paukščiai jų sėklomis, bet tai yra geras slėptuvė jiems. Tai dažniausiai yra spygliuočiai medžiai arba labai tankus krūmai, vijokliniai augalai. Tai reiškia, reikėtų suprasti, kad kai kurioms paukščių rūšims svarbiausia yra ne aukšti medžiai, o krūmynai, mišrūs želdiniai pomiškis, ar ne? Taip, ir jeigu tai yra derinyje ir su medžiais, nes, sakykime, tas pats smilginis strazdas, kuris nevengia perėti šalia žmogaus, jam reikalingas lapuotis, jisai jau tokiam krūme jisai neperės. Bet kiti smulkus paukščiai, kaip žaliukės, kaip čiviliai, mėgsta krūmus, mėgsta gyvatvorės įvairias tankes. Iš tikrųjų, dažnai žmonės sodina medžius, tie, kurie gražų žmogaus akiai, ne visada naudingus gamtai. Kokios čia dažniausiai daromos klaidos? Vėlgi, kokių mes siekiame tikslų. Vis dėlto ta estetika, tas grožis mūsų gyvenama aplinkoje irgi labai yra svarbus. Todėl nemanyčiau, kad reikėtų visiškai atsisakyti, daleiskim, kad ir ten, sakykime, dekoratyvinių rožių krūmo ar panašiai. Bet jeigu išlaikomas balansas, kad būtų ir gražu, bet būtų ir naudinga mūsų gyvajai gamtai, čia ir yra svarbiausias uždavinys, o tai pasiekti nėra lengva. Nes dažnai sodinant gaunasi tam tikra kakofonija, kada sukišam įvairiausių tipų augalus ir galbūt nėra vizualiai tai labai gražu. Čia, žinoma, jau turėtų pasidarbuoti specialistas, kuris išmano ir estetiką, bet pasikonsultavę su biologais galbūt atrastų gerą poziciją ir su mūsų supančiai gyvūnijai, šiuo atveju paukščiams. Ar galite pateikti pavyzdį, kur paprastas želdinimas pagerino paukščių įvairovę Lietuvoje? Galbūt toks pavyzdys egzistuoja? Tokių pavyzdžių yra masė, tik tai, kad pamatyti tą pagerinimą, reikia laiko. Įsivaizduokim taip, yra pastatoma nauja mokykla, pasodinami aplinkui jauni medeliai ir žinoma tai biologiniai įvairovė ir šiuo atveju paukščiams pradžioje eilę metų šitie želdiniai nėra tinkami. Jie nėra sutankėję, medis yra retų vainikų, sudėtinga užmaskuoti susuktą lizdą, tačiau praėjus 10, 15, gal net 20 metų, kada jau moksleivis galbūt yra baigęs tikrai tą mokyklą ir tada prasideda jau tas gerasis laikotarpis, kada ten išsikuria šitie paukščiai. Ir čia tokių pavyzdžių galima rasti labai labai daug. Sakykit, kadangi per visą laikotarpį šioje iniciatyvoje bus pasodinta 1 milijonas medžių, toks planas yra. Kokias klaidas žmonės darom sodindami medžius, kurios, sakykime, galbūt net netiesiogiai galėtų pakenkti paukščiams? Gal tai pasakyti, kad jau pakenkti paukščiams gal ir nelabai, bet tiesiog, esu pastebėjęs, kad labai dažnai yra pasodinami želdiniai labai tankiai. Suprantu, kodėl tai įvyksta. Turiu omeny ne kokias gyvatvorės, kurias reikėtų sodinti tankiai, bet yra tankiai susodinami paprasčiausiai, kad ir net lapuočiai ir spygliuočiai medžiai. Logika lyg tai yra aiški, sodinama dėl to, kad tikimasi, kad gal ne viskas prigis ir tada bus visai neblogas medynas susiformuos. Bet jeigu sodinamoji medžiaga yra gera, jeigu tie medeliai pasodinami teisingai, praktiškai visi prigyja, visi auga, po to gaila juos iškirsti, kad išretinti, pašviesinti, jie visi paliekami, jie stelbia vieni kitus ir atsiranda tam tikrų problemų. Todėl, jeigu mes sodiname geros kokybės sodinukus, vis dėlto reikėtų išlaikyti ir tuos didesnius atstumus, kad nesigautų kažkokie visiški šabakštynai ir kad nesigautų skurdus medžiai, kurie goštų vienas kitą. Gerbiamas Sauliau, sakykit, kaip vaikam paprastai paaiškinti, kodėl paukščiai ir medžiai yra komanda? Vaikai, matydami paukščius, jie mėgsta juos. Besimokydami mokykloje, kabina lesiklas, baitina paukščius, paukščiai yra gražus, jie gražiai čiulba, gražiai atrodo, gana arti prisileidžia, įdomu stebėti jų elgseną. Ir jeigu biologijos mokytojai, sakykime, kiti biologai iškomunikuotų šią mintį, kad želdiniai, be želdinių nebus paukščių arti mūsų, tada tikrai
moksleivis galbūt supras ir ne tik mokyklos teritorijos sodins, bet ir savo tėveliams pasakys, o gal užaugęs ir pats sakys, kad būtina sodinti želdinius, kad juose galėtų gyventi, maitintis, perėti paukščiai. Ar praktinis buvimas gamtoje, stebėjimas, klausymasis, takų tyrinėjimas turi didesnį įtaką supratimui nei teorinės pamokos? Be jokios abejonės. Ir tų praktinių pasibuvimų gamtoje, žinoma, yra labai labai mažai. Iš dalies galima suprasti, kodėl. Vėlgi, natūralioje gamtoje styko įvairūs pavojai, kaip vienas iš tokių, tai yra, sakykime, erkės, kurios sukelia tam tikras ligas. Galbūt dėl to biologijos mokytojai ar kiti specialistai privengia ekskursijų gamtoj, bet sėdint klasėje, žiūrint į kompiuterio ekraną, matant gražius paukščių filmuotus vaizdus ar nuotraukas, mes vis dėlto neperteiksim to, ką pamatys gyvojo gamtoj. Kada visai netikėtai pakils kažkoks paukštis iš po kojų ar čiulbės medyje, kur viską matysi natūraliai, girdėsi natūraliai. Be abejo, kad buvimas gamtoje yra nepamainomas jokiamis priemonėmis. Ką mokyklos galėtų daryti, kad vaikai realiai pastebėtų pokyčius, kai aplink atsiranda daugiau žalumos? Vis dėlto tose želdiniuose girdėsis paukščių čiulbėjimas. Jeigu pradžioje jų nebuvo, mes matom, kad jų atsirado. Jeigu nėra želdinių, iškabiname lesyklą, matysim, kad šiek tiek paukščių lesyklose bus, bet jeigu aplinkui bus želdinių, kuriuose paukščiai, kaip aš minėjau, galės slėptis nuo grėsmių, o prie lesyklų dažniausiai gyvena tokie plėšrūnai kaip paukštvanagiai, ypač ne perėjimo metu, tai yra rudenį, žiemą, ir jie medžioja tos paukštelius, ir jeigu bus krūmų, tujų, kitų tankių krūmelių, kur paukštis iš tos lesyklos galėtų purptelti ir pasislėpti tame krūme nuo plėšrūno, mes matysim, kad prie tokių lesyklų yra gerokai daugiau paukščių negu pliname lauke. Jeigu galėtumėte visiems Lietuvos vaikams pasakyti vieną dalyką apie paukščius ir medžius, kas tai būtų? Be medžio, be krūmo, be želdinio turėsime skurdų paukščių pasaulį. Todėl jeigu mes sodinsime įvairių tipų želdinius, tikrai turėsim gražią gamtą, pavėsį ir čiulbančius, ir ten perinčius, ir besimaitinančius paukščius. Sauliau, labai jums ačiū už pokalbį, už tai, kad padedate suprasti, koks svarbus ryšys tarp medžių ir paukščių, ypač mūsų mokyklose ir bendruomenėse. Primenu, kad šios dienos tinklalaidės svečias buvo ornitologas Saulius Rumbutis. Dar kartelį dėkoju už pokalbį ir taip pat dėkoju visiems, kurie žiūrėjote ir klausėtės. Primenu, kad Milijonas medžių Lietuvai jau startuoja ir kvies visas Lietuvos mokyklas prisijungti prie šios žaliosios misijos. Tinklalaidę vedė Neda Šinkūnas, iki kito epizodo auginkime žaliąją Lietuvą kartu.